Sveiki gyvi. Kažkaip dabar vaikštau Kačerginės miške, nors lyja, oras visai netoks, vos nepaslydau, visai netoks kokio norėtumėm idealių metų, bet labai norėčiau pasidalinti apie patirtį vieną, kur žmogus labai gerai pajautė ribą, kai jisai pasidalino atvirai su klientu vieną apie savo planus, apie savo projektus. Ir tas klientas buvo daugiau pasiekęs, daug didesnius projektus turintis. Ir deja, bet jisai nejučiom pradėjo šaipytis. Tiesiog pajautė save šiek tiek aukščiau už tą pirmą žingsnį žengiantį ir įsijungė nesąmoningai žmogui aroganciją. Ir tas žmogus, kuris pasidalino to, tavo aroganciją visą pajautė ir automatiškai sakė, labai viduje blogai pasijautė. Visą kūną persmelkė. Toksai kaip ir nerimas, nemalonumas, toksai vidinis atmetimas. Ir čia yra labai faina pamoka visiems. Kada tu pajauti iš vidaus būtent šitą jausmą, arba kad tavęs nesupranta, tavęs neįvertina būtent tavo to atvirumo, tada tu tiesiog turi išmokti nubrėžti ribas. Ribos gali būti įvairios, nebūtina patį santykį iš karto užrišti, bet mes visi vienu metu bendraudami pajaučiam tam tikrą feedback. Ir tas feedbackas dažnai pasako mums, ką toliau daryti. Ir jeigu mes vidaus ir kūno neklausom, mes neįčiom tampam ne mes, o tampam tie kiti žmonės, prie kurių prisitaikom. Ir čia ateina tas labai gražus dalykas - ribų nubrėžimas. Labai fainas šitas šilas Kačerginės. Ir tas ribų nubrėžimas yra ypatingai svarbus dalykas vien dėl to, kad mes turėtumėm savo vidinį centrą. Mūsų vidinis centras yra tai, ties kur mes sugebam pasakyti ne. Ir kas mums yra iš tiesų svarbu. Gali su mumis nesutikti žmonės, gali prieštarauti, gali bandyti pakeisti, bet vidinis centras ir veda mūsų link to savęs tikrojo pažinimo, o ne buvimo tiesiog kitų atspindžių. Tai net ir šiandien, kai buvau suplanavęs, kad varysiu į šitą šilą pasivaikščioti, atsibūdęs galvoju, oi, taigi čia lyja, gal šiandien reikia nukelt planus. Ir supratau, kad pats lietus man bandė irgi ribą uždėti. Bet kada tu moki pasakyti ne, aš susiplanavau jau ir viskas. Ir nesvarbu, koksai oras, nes kiekvienas oras jisai tau visai kitą vaizdą tos pačios gamtos duoda.
Ir kada tu vis tiek tai padarai, nes labai daug dvejonių buvo šiandien, bet tu padarai, ar ne? Ir automatiškai tu savo ribą ir savo centrą išlaikai. Mažai kas tave gali įtakoti. Tai iš tikrųjų labai svarbu gyvenime būtent pajausti, ar to žmonės, ar net patys save. Kada mes nesugebam pasakyti to stebuklingo žodžio ne. Visi mokina, ne, sakyti jas viskam. Ten tie sėjas, kaučeriai, visokie. Bet mažai kas mokina pasakyti ne. O tas ne būtent ir sukuria terpę supratimui, kam tu nori sakyti taip. Ir kada mes išmokstam nubrėžti ribą, kada mes iš tikrųjų jaučiam, kas mes esame, aplink mus irgi pradeda kurtis tai, ką mes norime matyti. O ne įvairūs netikri žmonės, ar kažkokia nemylima veikla, darbai ir aplinka. Labai šiaip fainas dalykas. Šiandien būtent su sutiktu žmogum kirpykloj pakalbėjau būtent apie šitą dalyką. Nes ribos yra būtinos. Jeigu mes nesugebam nubrėžti ribų, mes kartais net nesuprantam, kas mūsų išsekina. Dažnai žmonės aplinkui būna tokie, kad pavargę, patys išsekę ir visi galvoja, kad jie viską geriausiai žino, bet deja nieks nieko nežino. Ir visi tiesiog gyvena ir mokosi. Bet turėti tą vidinį branduolį labai yra svarbu. Ir mes kiekvienas per visą gyvenimą einam link to savo vidinio branduolio. Ir kai tik išmokstam pasakyti ne, žiauriai slidu visur ledas. Ir kai mes tik išmokstam pasakyti ne, mes po truputėlį tampame tikresni. Tai aš visiems linkiu po truputėlį mokytis sakyti ne, po truputėlį brėžti tas ribas, nekenkiant kitiems, aišku, nebandant prisitaikyti būtinai. Nereiškia, kad neturi būti lankstus. Neturi žmonės prie tavęs taikytis. Bet tu turi jausti, kas tau yra jau per daug. Ir kas tave jau stumia nuo savo vidinio pažinimo ir vidinių norų į tą nerimą, kažkokias baimės, bijojimą pasakyti ne, įvairias konfliktinės tas situacijas. Tai nepamirškim to stebuklingo žodžio ne. Ypač tiem žmonėms, kurie sukuria tą tokį vidinį jausmą. Bet kad jį apčioptum, turi įsiklausyti. Ir neteisinti nei savęs, nei kito. Kad gal blogai jaučiausi, dėl to šitą pajaučiau, gal tiesiog kitas žmogus taip pat blogai jautėsi. Nes dažnai kartojasi. Ir vos nežuvau. Ir tik tai nuo mūsų priklauso. Ar mes tai pastebėsim ir toleruosim, ar gyvensim savo tą unikalų, laimingą kiekvieno gyvenimą.
Sėkmės.